Совместный проект «Радио Р», порталов ТТС, Висагинас, телеграм-канала «Новости Новая Клайпеда», конечно же, «Литва за неделю». И мы встречаемся сегодня в президентском дворце, точнее, в президентской библиотеке с президентом нашей страны Гитанасом Наусėda и поговорим о важных, актуальных вопросах. Sveiki, prezidente. Labai diena. Na visų pirma, aš noriu pradėti nuo padėkos. Praeitais metais įvyko toks atvejis, kai visos valdžios šakos Lietuvoje vieningai palaikė labai aktualų ir svarbų įstatymą tautinių mažumų žiniasklaidai. Tautinių bendrijų kalbomis, tai būtų tiksliau. Vieningai sutarę, palaikė ir fondas, kuris pradėjo veikti. Dar rezultatų nesimato, bet pirmos žinios yra apie tai, kad tikrai parama pradeda eiti ir greičiausiai ilgainiui mes pamatysim rezultatus. Už tą didelis dėkui. Bet šiandien mes pakalbėsime apie tai, kas nėra taip vieninga, kas galbūt mus skirsto, kas iššūkiai, kurie mūsų laukia artimiausiu metu. Rinkimų rezultatai, ko gero, ir tai girdėti iš visų Lietuvos politikų vieningai, kad parodė mums tokia visuomenės baimės. Nes tie rezultatai parodo, kad kažkas mums netinka. Tarp tų baimių yra neapykanta kitataučiams, kurie iššaukė ir tie patys rezultatai. Tarp buvusių kandidatų, kurie darydavo pakankamai aršių pasisakymų. Yra skirtingas akivaizdų požiūris į saugumą ir gynybą mūsų šalies, kas yra, mano nuomonė, labai keista. Ir kaiminė šalis šiuo metu yra skirtingas požiūris tam tikro visuomenėje dalyje. Ar jūs turite receptą, kaip galima būtų įveikti šias baimės ir pagaliau suvokti mūsų realią geopolitinę padėtį? Aš galvoju, kad yra tik tai vienas receptas politikams - kalbėti su žmonėmis. Ir kalbėti ne tik tai tos auditorijose, kurios yra palankios arba kuriuose viskas aišku, bet ir tos auditorijose, kurios galbūt nusiteikusios priešiškai, kurios nepriima tos pozicijos, kurią politikas transliuoja. Mes mėginome tą daryti ir aš tikrai mėginsiu daryti tai ir toliau. Nes kalbėtis reikia ne tik tai su Vilniaus, ne tik tai su Kėdainių, Kretingos ar Skuodo gyventojais, bet reikia kalbėtis ir su žmonėmis gyvenančiais Visagine, Šalčininkų rajone. Mane nustebino, tiesą sakant, tas toks prorusiškas naratyvas, kuris pasijuto šituose Seimo rinkimuose, nes aš tikėjausi, kad, pavyzdžiui, lenkakalbė bendruomenė turbūt vis dėlto pirmiausia yra suinteresuota gerai santykiai su Lenkija, o Lenkija tai yra ES valstybė, kuri tikrai vaidina didelį vaidmenį ES politikoje. Ir galbūt tikėjausi to emocinio priraišumo arba emocinio ryšio su didžiaja Lenkija. Bet čia mes matome visiškai kitus dalykus ir pono Vaitkaus sėkmė rinkimuose parodė, kad ne Lenkija, o Rusija, Kremliaus propaganda yra ganėtinai gaji Lietuvoje. Ir manau, kad mes jokių būdų negalime atsukti šitiems žmonėms nugaros, o kaip tik atsisukti juos veidų, kalbėtis ir pabandyti juos suprasti. Nes eiti su savo išankstinė pozicija, sakyti, kad jūs nieko nesuprantate ir mes dabar jums paaiškinsim, kaip turi būti, tai yra tiesiog šita komunikacija yra beviltiška ir jinai bus pasmerkta žlugti. Turime pirmiausia juos išklausyti, kas jiems skauda, kas jiems daro didžiausią įtaką ir ką galima būtų pakeisti ateityje, kad šitaip nebebūtų. Aš esu pasirengęs tai daryti, aš nebijau žmonių, man kaip tik patinka labai bendrauti su žmonėmis ir ne tik tai tada, kai jie gėda man ditirambus, bet tikrai, kai jie kritikuoja arba išsako, ko aš nepadariau. Taip, gal žmogiškai tai nėra labai malonu, bet tu bent supranti, kokioje valstybėje, kokioje visuomenėje tu gyveni ir suprasdamas realijas, tu gali priimti teisingesnius sprendimus. Žmonės parodė baimę, su ko bijo Gitanas Nausėda. Aš bijau, kad pirmiausia, mes neįvyktų dezintegracija iš vidaus, iš mūsų visuomenės vidaus. Aš nebijau išorės priešų, aš manau, kad Lietuva šiandien kartu su NATO yra tokia stipri kaip niekada. Ir mes tikrai padarėme ir dar padarysime daug sprendimų, kurie tą mūsų kolektyvinį saugumą stiprins. Tikrai yra labai daug planų, ne tik susijusių su Vokietijos brigados atėjimu, su Jungtinių Amerikos valstijų bataliono čia tolesnė veikla, bet taip pat ir su mūsų kariuomenės modernizavimu, visuotinės gynybos principo įvedimu ir tikrai dabar daug dirbame šitoje srityje. Bet man tikrai labai rūpi, kad mes būtume stiprus iš vidaus.
Išorė yra išorė, kartais nelabai gali ją pakeisti, ypatingai tas valstybės, kurios yra į rytus nuo mūsų, bet iš vidaus mes turime būti stiprus, vieningi, kiek tai yra įmanoma. Aš nesu naivus, aš tikrai negalvoju, kad kaip kokioje totalitarinėje visuomenėje Lietuvoje visi galvos vienodai. Taip ir negali būti, mes gyvename demokratinėje visuomenėje. Bet, tokie naratyvai, kurie kartais atrodo sunkiai protu suvokiami, kaip antai nereikia remti Ukrainos, reikia tenai kalbėti su diktatoriais, prašyti iš jų kažko tai. Mes visi puikiai matėme, kaip žlugo pastangos tų politikų, vakarų politikų, kurie mėgino kalbėtis, mėgino prašyti, mėgino įtikinėti, jos baigėsi niekuo. Tai turbūt, kad geriausia yra vis dėlto rūpintis mūsų pačių saugumu, dirbti su mūsų draugais ir įgyveninti tuos planus, kuriuos esame numatę įgyveninti. Šiek tiek apie gynybą užsiminėt, pats laikas ir paklausti. Žiniasklaidoje arba formuojamos šiokios tokios karo nuotaikos, o galbūt gynybos nuotaikos, sunku suprasti, ir ateina visą laiką pokalbis ir tema apie gynybos biudžetą. Mūsų kolegos iš portalo Lietuvos Nedėlė irgi pastebėjo, ir tai lietuviško žiniasklaidoje matėme, kad galbūt su tokia maža skola, jūs kaip ekonomistas mus patarkite, šiandieną pasiskolinus pinigų gynybai, tai būtų efektyviau negu skaldyti visuomenę, ieškant tų papildomų sprendimų, PVM didinimo. Tai ko bijo žmonės iš tikrųjų, kad gynyba reikalauja didelių finansinių išteklių ir atitinkamai tai kirs per jų kišenės. Pirmiausia, noriu nuraminti, žmonės tikrai nebus jokio pridėtinės vertės mokesčio didinimo, nebus mokesčių, kurie slėgtų mūsų gyventojų pečius. Skolinimosi alternatyva, niekas jos nenurašė, ji tikrai yra. Lietuva tikrai turi, kaip jūs teisingai paminėjote, mažą valstybės skolą ir tikrai šiuo metu palūkanos nėra tokios, kad mes negalėtume pasiskolinti. Bet jeigu mes siekiame 4% bendrojo vidaus produkto gynybos išlaidų, tai be abejo galime kalbėti galbūt apie verslo mokesčių arba pelno mokesčio padidinimą, kuris sukurtų tam tikrą tvarę bazę mūsų gynybos išlaidoms. Šiandien kaip tik apie tai mes diskutuojame, politikai diskutuoja, Seimas tikiuosi priims sprendimus šio klausimu, bet tai tikrai neturi būti daroma žmonių arba savivaldybių sąskaita, kaip nuskambėjo mintis, kad gal paimkime iš savivaldybių dalį pinigų. Kategoriškai nesutinku su tokia nuomonė ir manau, kad dabartinėmis aplinkybėmis tai ne tik neprisidėtų prie vieningumo, tačiau dar labiau skaldytų mūsų visuomenę iš vidaus. Tai aš galvoju, kad gynybos išlaidų didinimas nėra pasirengimas kariauti. Tai atvirkščiai, tai yra vienintelis kelias į taiką. Nes aš besąlygiškai tikiu tuo vadinamuoju atgrasimo efektu. Ir jeigu nedraugai arba oponentai mato, kad mes ne tik tai kliaunamės NATO sąjungininkų parama, bet ir patys darome savo namų darbus, ir kad mes prisitraukėme užsienio valstybių sąjungininkų karius čia į Lietuvos teritoriją, tai veikia atgrasančiai ir tada tikrai kyla kur kas mažiau pagundų patikrinti mūsų budrumą arba patikrinti mūsų gebėjimą gintis. Tai yra daroma ne karui, o taikai. Įvardinkit, prašau, paprastiems žmonėms, kad jie suprastų, kam svarbiausia dabar yra pinigų, nes visi girdi, kad reikia daug pinigų, bet kam labiausiai jų reikia dabar? Yra tikrai numatyti nemaži pirkimai, yra numatyta, kad Lietuva turėtų sukurti iki 2030 metų nacionalinę diviziją. Tai pirmiausia, mes turime gerokai papildyti savo kariuomenę, pakeisti jos struktūrą ir svarbiausia aprūpinti ją tais vadinamais įgalintojais. O įgalintojai yra ne tik tai tankai, kaip čia Lietuvoje kartais kalbama, kad mes perkame tik tai tankus. Tai yra ir oro gynybos elementai, ir sraigtasparniai, ir logistikos automobiliai arba šarvuoti automobiliai. Taigi tai yra ir kovinė technika, ir logistinė technika, ir medicininė technika. Visa tai iš tikrųjų reikalauja pinigų, bet tai tikrai šiuo metu daro daugelis NATO valstybių ir ypatingai tai daro tos valstybės, kurios yra šalia tos vadinamosios karštos kovos arenos. Tai yra Lenkija, mūsų Baltijos kaimynai,
Na, nepaslaptis, kad ir Švedija, Suomija ne tik tai pakeitė savo strategiją NATO atžvilgiu ir tapo NATO narimis, bet jos ir taip pat labai susirūpino savo saugumu ir kalba apie tai, kad gynybai turėtų išleisti gerokai daugiau negu išleisdavo anksčiau. Tai mes esame tame klube, kuriame tikrai kliauname sąjungininkų parama, bet kita vertus darome ir patys tuos darbus, kad sąjungininkam nesusidarytų įspūdis, kad mes čia laukiame, kol visi mūsų apgins, o patys ramiai koja ant kojos užsimetę nieko neveikia. Jūsų gimtąją Klaipėdą pakviesiu, nes mūsų Telegram kanalas partneris Novosti Novoje Klaipėda uždavė klausimą. Tautinių mažumų įstatymas, kuris šiuo metu yra pateiktas pateikimo stadijai, kuris mažai labai buvo aptartas su bendruomenė, visuomenė ir turintis labai keistas nuostatas, šiek tiek gąsdina savo kai kuriais straipsniais ir ką jūs apie tai manote. Pavyzdžiui, mokyklos tautinių bendrijų kalbomis išlaikymas tų mokyklų yra draugiškų Lietuvai šalių kalbomis. Ar tai reiškia, kad lenkakalbės mokyklos yra vienintelės saugios tautinių bendrijų mokyklos Lietuvoje? Aš nemanau. Aš pirmiausia manau, kad mes jokių būdų negalime kalbos pagrindų atskirti žmonės, kurie yra prijaučiantis mūsų nepriklausomybei ir tie, kurie galbūt yra gana priešiški Lietuvos nepriklausomybei. Čia aš mačiau savo gyvenime tokių puikių rusų kalba vykdančių užsiėmimus mokyklų, tame tarpe Vilniuje lankiausi vienoje iš jų. Aš ne tik tai girdėjau nuostabiai atliekamą Lietuvos himną, bet ir eilėraščius, poeziją, muzikos kūrinius atliekamus vaikų ir jie tai darė tikrai labai nuoširdžiai ir su pasididžiavimu. Pati kalba arba kalbėjimas kažkokia kitokia kalba negu lietuvių, toli gražu nereiškia, ar žmogus yra stiprus ar blogas pilietis. Tikrai turime daug gražių pavyzdžių, kuomet rusakalbiai žmonės tikrai yra lojalūs Lietuvos Respublikai ir aš dėl jų neturiu jokių abejonių. Todėl mes dėl užsiėmimo tautinomis kalbomis turime, aišku, viena vertus laikytis tų tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos esame priėmę, o Lenkijos Respublikos atžvilgiu mes esame priėmę tokius įsipareigojimus, kaip ir Lenkijos Respublika turi įsipareigojimų lietuvių kalbos mokyklos atžvilgiu Lenkijoje. Rusų kalba, aš manau, kad ir toliau liks mokymosi kalba tose mokyklose, kuriuose ji yra, bet turime atkreipti dėmesį į tai, kad tikrai kartais mes pasigendame įvaldymo lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos, kas iš esmės yra netgi ne tiek problema pačiai Lietuvos valstybei, kiek tiem žmonėms, nes jiems reikia integruotis į Lietuvos visuomenę, jiems reikia daryti karjerą ir jeigu sieja jie savo planus su Lietuva, tai būtų tikrai jų pačių pirmiausia interesas, kad jie gerai, sklandžiai kalbėtų lietuvių kalba, nes tai jiems yra kelias į profesinę sėkmę. Mes turim gerų pavyzdžių, tik tai ir jūsų dėmesį atkreipsi tai, kad mažėja skaičius mokyklų bendrai rusų kalba, kurie suteikia ir tai tiesiog yra natūralus procesas žmonės. Ir manau, kad jisai toliau vyks, bet aš nesu šalininkas kažkokių tai drastiškų sprendimų, kad tai valiniais būdais daryti kažkaip savotiškai keršijant už kažką. Nėra už ką keršyti. Tie žmonės, didžioji jų dalis yra Lietuvos visuomenės tikrai lojalūs piliečiai ir jų poreikiai taip pat turėtų būti gerbiami. Radio stotis Nadvilė irgi pateikė savo klausimą, naudojamasi progą ir iškėlė klausimą šiemet 30 metų nuo Lenkijos Lietuvos dvišalių sutarties, žinome jūsų puikius santykius su prezidentu Andžejumi Duda. Jūs pastoviai nuolat bendraujate, kalbame apie šalių draugystę. Vakar pasveikinau su gimtadieniu. Jisai darys tą patį artimiausiu metu turbūt atgal grąžindamas sveikinimus, bet visgi, nežiūrint į tą gražų naratyvą tarp Lenkų bendruomenės yra neramastis. Ypatingai apie mokyklas Paluknyje ir senose Trakuose, nežiūrint teismo sprendimą, suprantu, kad tai nėra prezidento kompetencijos klausimas, bet visgi jūsų nuomonė sustabdė abiejų įstaigų reorganizavimo procesą, kuris tikrai turbūt yra reikalingas, bet priežastis viena savivaldybė nenori jo vykdyti. Ką jūs manote, ar tai tikrai atspindi tos santykius, nes taip kalba bendruomenė, štai yra balsas iš tų rajonų. Labai sunku įteikti mūsų poziciją, kad tai yra visiškai nenukreipta prieš Lenkų tautinę mažumą,
bet tai yra viso labo atspindys tų demografinių tendencijų, kurios yra neišvengiamos ir kurios turi lygiai tokios pačios įtakos lietuvių kalbą kalbančioms mokykloms. Tai yra tikrai uždarėme dėl demografinių priežasčių ne vieną Lietuvoje mokyklą, kai kurias net ir uždarėme skubotai, pernelyg vadovaudamiesi tais kiekybiniais kriterijais. Tuo tarpu Lenkų tautinės mažumos mokyklos, jos iš tikrųjų turi specialų statusą ir tikrai mes esame suinteresuoti jas išsaugoti. Ir mūsų Lenkijos kolegos, prezidentas, premjeras, jie labai subtiliai ir labai atsargiai kelia šitą klausimą, nes jie supranta, kokioje situacijoje mes atsidūrė, nes mūsų lietuviškos mokyklos irgi panašioje situacijoje yra Lenkijos Respublikoje. Todėl tam tikras veidrodinis principas, jie supranta mūsų problemas, kad mes stengiamės išsaugoti, bet demografinės tendencijos yra negailestingos. Lygiai taip pat ir mes suprantame jų padėtį. Jiems taip pat nėra lengva išsaugoti lietuviškas mokyklas, kadangi ir mokinių skaičius nedidelis ir taip toliau ir panašiai. Ir materialinės problemos visokios. Tai yra toks, na kaip čia pasakyčiau, krištolo parduotuvės kambarys, kuriame negali kaip dramblys vaikščioti ir daryti didelę žalą. Turime iš tikrųjų labai subtiliai tos klausimus spręsti. Ir aišku, optimizuoti, kam išleidinėti pinigus. Optimizuoti taip, bet optimizuoti ne, taip sakant, negalvojant, o optimizuoti taip, kad būtų paisoma ir tautinių mažumų interesų. Ačiū labai už atsakymą. Dar į Visaginą trumpam nusikelsime. Prieš kurį laiką lankėtės ir susitikot su gyventojais metų pradžioje. Tai šiek tiek iš portalo News.ts LT pastabėlė, viena salė buvo antiek maža, kad susirinkę žmonės nerado kur ateiti ir užduoti tų klausimų, kurių buvo daug, tuo metu nebuvo garsinių. Jie tiesiog atėjo, pamatė mažą salę ir buvo šiek tiek ir išėjo. Prašė paklausti, ar galima tikėtis prezidento platesnėje diskusijai Visagine, nes tikrai žmonės nori užduoti klausimus ne per tarpininkus, o bendrauti betarpiškai. Štai tokia žinutė iš Visagino. Aš tikrai nuvažiuosiu ilgai netidėliodamas. Dabar jau turbūt, aišku, iki rinkimo antrojo rato aš to nespėsiu padaryti, o gal ir nereikėtų taip elgtis, nes žmonės susidarys įspūdį, kad aš čia vien tik tai dėl pirmojo rinkimų rato rezultato nuvažiavau, aš to nenoriu, kad toks įspūdis susidarytų. Bet aš esu pasiruošęs kalbėti su žmonėmis. Taip, salę ne aš pats užsakinėjau, tiesiog galbūt buvo laikomasi, kad ateis būtent tiek žmonių ir nepagalvota apie tai, kad gali ateiti gerokai daugiau. Gerai, pamokas išmoksime, klaidas ištaisysime ir tikrai nebus taip, kad aš į kitos kadencijos galą tik tai nuvažiuosiu. Atvažiuosiu gana greitai. Sakau, kad visaginiečiai puikiai supranta, kad ne jūs rinkote salę ir jūsų tikrai nekaltina. Na kągi, dar vienas toks klausimas, jau į pabaigą mūsų pokalbio. Ar įmanoma, hipotetinis klausimas, pasiekti santykius tokius tarp prezidentūros, šiaip normalioje situacijoje ir vyriausybės, kaip šeimoje, kurioje visko būna, atėjus svečiams viskas blizga. Su sąlyga, kad abu šeimos nariai turi bendras vertybės, būtent šiuo klausimu. Iš tikrųjų, vertybės yra svarbu ir jeigu yra vertybių išsiskirimas, tai tada užgožia tos santykių pobūdį, užgožia kiti dalykai ir labai sunku rasti tą bendrą kalbą, kuri yra būtina ir tarp valdžios institucijų. Aš manau, kad įmanoma. Aš manau, kad mes galime prie šito modelio priartėti, bet turime sulaukti tiek prezidento rinkimų rezultato, tiek Europos parlamento rinkimų rezultato ir ypatingai Seimo rinkimų rezultato. Ir jeigu ideologiškai ir prezidento pozicijos, ir naujos valdančiosios koalicijos pozicijos būtų panašios, būtų kur kas lengviau dirbti, nes palaikytume vieni kitus, netrukdytume vieni kitiems įgyvendinti savo programinės nuostatas, o atvirkščiai padėtume. Ir tada galima būtų kur kas daugiau padaryti, tame tarpe ir kuriant gerovės valstybę. Aš labai tikiuosi, kad tikrai per kas nenutiktų po mūsų su jumis susitikimo, tai esi gera ir per 5 metų, bet kuriu atveju valstybė bus mažiau susiskaldžiusi. Tai turbūt aš labai norėčiau šito. Aš tikrai labai norėčiau šito. Prisimenant tradiciją ir jūsų pažadą, kur jūs tęsite, kai prieš 5 metus kalbėjome prieš antrą turą, aš sau leidau pašmaikštauti ir trumpą blicą pabaigai užduoti klausimus, kurių jūs tikrai nežinote, ką aš paklausiu. Gerai. Jie bus mažas netikėtumas, bet aš žinau, kokia sunki kompanija yra visiems politikams, nes yra dar darbas. Ir jums,
ir vyriausybei, ir visiems kitiems gyvenam labai sudėtingais laikais. Tai šiek tiek humoro ir tikiuosi suprasit subtilumą. Taigi, ką rinktumėte, šaltibarščius ar barščius? Šaltibarščiai. Rinkimo dieną, vat paskutinė ta 26, pasibaigs Comic-Con. Tai toks didelis festivalis apie superherojus, kaip žinote, Marvelo ir kitus superherojus. Bet apie superherojus noriu paklausti, apie supergalę. Kokios supergalios reikia prezidentui? Žmonių paramos. Kam dar turit laiko, galbūt? Kinui, teatrui, filmams ar serialams? Anksčiau buvau dažnesnis teatrų lankytojas, dabar turbūt labiau pasinėriau į kiną. Jūsų sodai, dar ką nors siejat? Jūsų sodas, jūsų pomidorai, ta istorija buvo prieš 5 metų, ar dar ką nors, dar buvot pasodinęs kažkur į žemę? Pasodinau nemažai medžių kaip prezidentas, gal kaip žmogus pas save sklype pats savo rankomis nepasodinau, bet ąžuoliukų pasodinau tikrai nemažai per tuos keletą. Mes šalis, kur ąžuoliukai dainuoja šiemet dainų šventė, žinačių, tai jau tikrai faktas. Stadionas ar metro, ko Vilniuje labiausiai tikėtina niekada nebus? Metro ne šiandienos projektas. Jeigu reikia pasirinkti stadionas ar metro, tai sakyčiau, stadionas vis tiek Vilniuje bus. Gerai. Nors metro būtų saugumo, galbūt kažkas tokio būtų hipotetiškai, bet tai yra tik spėlionės. Kam visiškai nebeužtenka laiko, kokiam pomėgiui jūs? Stengiuosi, kad tai labai nepakeistų mano gyvenimo, bet norėčiau daugiau sportuoti. Ir kartais kūnas primena, aš visą gyvenimą buvau tikrai žmogus, kuris daug juda. Ir kaip nekeista, kartais atsiranda, sakykime, tam tikri sveikatos nusiskundimai ir aš žinau tikrai priežastį jų. Ne dėl kažkokių mano kūno problemų, o dėl to, kad aš per mažai judu ir per mažai sportuoju. Jūs iš karto į kitą klausimą mane atvedėt. Ar turėsim šiemet olimpinius medalius? Manau, kad tikrai turime teisę tikėtis ir iš Aleknos, ir iš Meilutytės, ir tikiu, kad Lietuvos krepšinio komanda bus olimpiadoje ir gali kovoti dėl medalių taip pat. Mums tai labai svarbu visiems, nes reikia pergalių, kad ir tokių moralinių jas labai prideda jėgų. Tikrai taip. Klausykit, aš atsiprašau labai, aš šiek tiek tokį labai neformalų klausimą užduosiu. Iš kur sužinot pletkas apie viską? Ar turit pletkų patarėjų? Žinot, pletkus dažniausiai išgirstu būtent iš patarėjų, nes kažkas tai turi juos nešti, bet be abejo, kad mano didelė laiko dalis praeina bendraujant su patarėjais ir kartais pats susirandu juos, sakykime, naršydamas po internetą. Ką labiausiai vertinate savo oponentį Ingridą Šimonytę? Aš manau, kad Ingrida Šimonytė yra sąžiningas žmogus, o tai yra labai daug. Ar galiu prašyti, jei viskas klostysis jūsų naudai po antro rinkimų turo, kad mes būtinai bendrausime ir jūs kreipsitės į mūsų auditoriją? Taip. Ačiū labai.